burokėlių šnabždesiai. Labas, mano vardas Julija ir čia mano šaltibarščiai. Taip, suspalvo šaltibarščiai. Čia esi tu. Jo, Čia tavo brolis. mano brolis Roma. O čia aš. Kur tu? Vat. Čia aš. Dainas. Pati darai? Jo. Jotus. Buvo saulėgrąžė, čia kaip simbolas iš Ukrainos, mūsų simbolas. Ir paskutinį kartą, kada aš buvau labai tokia laiminga, čia buvo 2018 metais, kada gimė mano vaikutis Rebeka. Ir mes buvom tada Ukrainoje, jinai ten buvo tik vieną kartą. Ir tada mes buvom tą vietą, kur aš gimė, čia prie Odesa. Ir ten buvo labai didelė tokia polė. Ir mes ten fotografavom, yra nuotraukos, čia buvo super tokia, они цвели такие огромные головки подсолнухов. Я была очень счастлива, labai laiminga buvo. Ačiū tau už tą saulėgrąžės. Saulėgrąža, taip. Saulėgrąžės. Nėra už ką. Так. Laimutė. Paslepas. Taip, dedi turbūt įprastai, ne? Agurkas, Agurkas, jo. burokėliai, svogūnai, matau, krapai, kiaušiniai išvirti. Laimutės nosis. Šaltibarščiai, čia visiškai, aš tik pirmą kartą paragavau Lietuvoje. Okay. Lietuvoje. Niekada neragavau ir dabar ukrainiečiai, tie mano pažįstai, labai atsargiai ragauja tas šaltibarščiai ir mano mama irgi. O kaip tavo mamai? Patiko ar nelabai taip? Jai patiko, bet taip, žinai, jinai dar nesuprato. Todėl, kad čia, kefyras. Ukrainiečiai nesupranta, kaip galima komponuoti agurkai su kefyru. Supranti? Čia kaip silkė su grėtinė irgi. Aš tik Lietuvoje pirmą kartą paragavau ir man labai patinka. O pavyzdžiui, silkė pataluose? Silkė pataluose, su majonezu. Su majonezu normaliai, mes pripratom. Labai mylim. Ukrainoje tik, tas raudonas borš. Barščiai. Barščių sriuba. Ta prasme, kaip ten buvo? Burokėlių sriuba. Burokėlių sriuba. Man tai labai patinka, kad tu esi šiandien pasipuošus kaip šaltibarščių proga. Taip, čia kaip kiaušiniai, burokėlių spalva. Labai miela. Klausyk, jeigu tai pagalvotum, ar yra kažkokio panašumo kulinarijoje, ukrainiečių ir lietuvių, ar nelabai? Gal kažką randi panašaus? Panašu, todėl kad ir mes irgi labai mylim tą bulvę, mėsą, tešlą. Ukrainietis irgi labai populiari. Nežinau, kaip pasakyti. Bet biški viską kitaip. Bet panašu. Produktai panašiai labai. Nėra tokie. Mano tėtis, jis atvažiavo čia, pabuvom, sakė, normaliai galima gyventi. Viskas yra, čia ir bulvė yra, mėsa yra, ką dar reikia. Tikrai, viskas panašiai. Ой, слушай, знаешь, как мы думали, что
мы переедем типа в большую квартиру отсюда, а потом эти все ковиды, и потом поняли, что дети вырастут, мы так и останемся тут. Kada aš atvažiavau čia pirmą kartą, čia buvo 2008 metais, mes tada, tą metais mes susipažinom su mano vyru. Tada jis nebuvo mano vyras. Ir mes čia atvažiavom susipažinti su Lietuva. Ir pirmą kartą aš buvau Palangoje tada. Ir man buvo tokia, vau. Todėl, kad, ten, kur aš augau, jau? Taip. Teisingai? Taip. Pas mus tik jūra. Jūra ir stepė. Aha. O čia buvo tokia ir miška. Miška su jūra. Toks kvapas. Ir man sapnavo, po to Ukrainoje, ta Palanga, bet mes neplanavom čia gyventi. Bet man sapnavo, kad aš važiuoju čia su mašina Palangoje ir, kaip matai, taip ir yra dabar. Nebuvo tokio, kad aš daug žinojau apie Lietuvą, todėl, kad pas mus kažkaip buvo populiari ta Latvija. Aha. O Latvija. kurie miestai? Latvija ir Ryga. Ryga būtent. Taip, ir aš labai mažai ten, nežinau kodėl, kad Vilnius, mes pragyvenom Vilniuje dar, 5 metai, tu žinai. Ai, nuo kelintų? Nuo kada jūs gyvenat Vilniuje? Nuo 2013 metais, 18. 18 čia į Klaipėdą atvažiavot? Taip. Aha. Ir kaip to Vilniui, ir kaip Klaipėdai? Kada mes pirmą kartą atvažiavom į Klaipėdą, gyventi. Tada Klaipėda buvo tokia pilka, tokia labai mažai žmonės buvo. Ir mano Ošvinė, sakė, Julia, tu не переживай, Юля, нас так спокойно, как на кладбище, tau bus čia gerai. Gera reklama. Ir aš tokia, verkiau. Ir mes tada gyvenom. Taip. Palauk, čia kokia gatvė buvo, Daukanto. Daukanto gatvėj. Daukanto? Tai čia šalia manęs visai? Ne Daukanto. Ten, kur tie bomžai. Pala, kur yra bomžai, dabar galvoju. Liepų ir ne Daukanto. Pamiršau. Danės? Pamiršau. Ne, ten, kur skveras, ten, kur šokis dabar ta... залы эти, где мы танцевали. И вот Donelaičio. Taip. Donelaičio, ten tas skveras, tie bomžai pasivaikščia ir aš biškį ten verkiau. Man buvo, taip sunku, po Ukrainą ten labai daug žmonės buvo, tokia, bet nedaug. Todėl, kad aš atėjau, tą Donelaičio raudonas kryžas ten buvo, susipažinau su visiems mergaitėms, mes ir dabar draugaujam, labai draugaujam. Ačiū Marinė, Popova Marina. Jinai man labai padėjo tada. Ir kažkaip toks pabiški, aš turėjau draugų, potom 8 mėnesį praėjo ir mes važiavom Vilnius, darbą, nepasikeis darbą, bet reikia buvo ten būti. O Vilnius, aišku, kad man iš karto, aš žiūrėjau tokį, daug žmonės, kaip čia gražu, noriu čia gyventi. Ir ten aš irgi labai greitai, aš tada fotografavau. Ir vienas klientas, kitas, trečias klientas. Ir va taip, dabar aš, kada važiuoju į Vilnių, tai einu į taip, labas, visi mane žino. Sveiki! Jeigu lygintum Lietuvą ir Ukrainą, ką galėtum pasakyti? Apie kultūrą, apie
kažkokius? Pasakysiu, kad kultūrinis kodas čia Lietuvoje biškiai aukštesnė. Ir man čia ramiau gyventi. Žmonės ramesni. Ne? Aš jaučiuosi save apsaugiau. Ai, saugiau jautiesi. Saugiau. Supratau. Меньше нервничаю. Так, теперь немножко сюда. Julia, tu žinai dainų šventę? Taip, Esi buvusi? aš buvau vieną kartą Vilniuje. O, Kaip tas паркас? Kalnų gal parkas? Вильге. Как парк называется в Вильнюсе, куда мы ходили гулять? Я уже забыла. Вингio парке, когда было. Viena kartą. Tada, toks maštabas, energetika. Man patiko. Visada man, по-русски скажу, мне всегда нравилось народные танцы и песни. Потому что я сама аж pati pela в хоре. Ukrainskim narodam. O, geras. Ir antrą kartą aš buvau Klaipėdoje prieš metais, kada buvo čia šalia. Tai estradoje. Labai super. Pas mane nėra manikiūro. Prajuokinai. Pas mane štai yra toks piški. Matai? Ай, отцелопина Венус. Здесь очень комфортно. Что это уже мой дом. Просто в Украине родители, в Украине брат, моя семья. Kaip jam ten sekasi dabar? Kaip pasakyti jums? Gyvenu. Reikia išgyventi. O čia dabar sunku. Bet nieko. Jumoras pasakė. Bet pas tave visą apsilanko mama atvažiuoja, ar ne? Mama visada atvažiuoja čia, kada žiema. Todėl, kad jai biški ten sunku sėdėti namuose ten su tėčiu žiemą. Čia mes galim pasivaikščioti ten Akropolyse arba kažkur prie jūros, bendrauti su vaikai. Jinai man labai padeda. Aš dirbu, mama viską darė. Mano vyras labai kaip ten, šitą žodžiu, короче, очень счастлив, когда мама есть. Mama viską darė. Sunku gyventi su mama, kaip pasakyti, mes gyvenam, bet можем поссориться, поругаться, помириться. Supranti. Kad jinai irgi nori būti laisva moteris. Не чувствовать, что она нам что-то должна и там всегда что-то делает для нас. Tėtis buvo čia vieną kartą, Klaipėdoje, kada pradėjau karą. Bet jis pabuvo 2 mėnesiai čia ir pasakė, ką čia daryti. Nežinau, ką čia daryti, vyno nėra, gerti nėra ką. Važiuosiu namo. Ir išvažiavo, ne? Ir išvažiavo. Jis toks labai laisvas, jam reikia vietas, pasivaikščioti būti. Kaip, žinai, savo namuose. Он очень стесняется. Kaip normalus žmogus, nori būti save namuose. Taip. Снимай, я буду наливать. Vieną. Ir dar bus.
Mes su Julija visą laiką bendraujam tokiu kalbos miksu. Lietuviškai, rusiškai, angliškai. Toks tarp 3 kalbų. Todėl, kad lietuvių kalba labai graži arba gražių. Graži. Graži? Taip. Taip. Bet labai sunku. Sunki. Labai sunki. O aš rusiškai mokau taip, bet truputį šiaip savo. Nu, reikia daug galvoti prieš kalbant. Aš daugiau suprantu nei kalbu. Bet jūs tarpusavį kaip kalbat šeimoje? Su šeimoje kalbam taip, vaikai kalba su manim rusiškai, o biški žinau ukrainietiškai, todėl kad mama mano toks suržikas ir su tėčiu tik lietuviškai. Taip ir kalbam. Nėra problemos. Kiek graži spalva man šakės. Ar dedi pipirus? Нет, сейчас добавлю все. Bet dėsi, ne? Nes kiti būna, kad nededa pipirų, pavyzdžiui. Не, аж бишки visada ir, немножко соли, бишки друска, бишки пепперу. Kaip atrodo tau? Puikiai. Normaliai? Labai. Šiaip tu darai taip realiai, kaip aš darau šaltibarščius. Nu, va, matai, kokia aš lietuvė. Grinai. Pas mane mamos dėduška, kaip senelis, iš Lenkijos. Tai, nu, ta pusė Ukrainos, ну, čia buvo Lenkija, ну, čia politika visur, nu, žinai. Он воевал за Польшу, у меня фотографии есть, где он в военной форме польской. Там toks miksas yra biški. Mano baba tikra ukrainiečia, ten Bronė Prokopovna tikra. Tokia. Nu, kaip aš save jautėsiu, nežinau. Nežinau, todėl, kad aš iš tą regioną, mes visi ten tokie miksuoti, Odesa, nu, sunku pasakyti, aš iki 22 metai niekur neišvažiavau iš Odeso. Aš niekada nežinojau, kaip ten gyvena ta Ukraina kita. Matai, o mes visi skirtingi. Ir aš kada pirmą kartą išvažiavau iš Odeso, aš buvau šokuose. Tai čia tik Odesa, taip, čia, nu, viskas, nu, kitaip, kiti žmonės, kultūra kita. Bet kada aš buvau Lvove, man labai patiko. Aš girdėjau, kad Lvove labai, nu, manau, ir kolegos buvo menininkai, tai jau ten sakė, wow. Aš ten buvau savaitę ir aš pripratau kalbėti ukrainietiškai. Ir man buvo, kada aš važiavau į Odesą, tokia juokinga kalba rusų. Taip, aš pripratau savaitę kalbėti ir girdėti tą kalbą. Ir man patinka. Tak. Skaniai. Dar biškutė. Turėtų būti tradicija, kad kai susirenkam valgyti šaltibarščių, visi turėtų būti apsirengę šaltibarščių spalvom. Nu, labai gerai atrodai. Кто придумал эту tradiciją? Nu, rimtai. Tu žinai, ne, kad Lietuvoje yra ten šaltibarščių festivalis. Esi buvus gal? Не была. Aš irgi nesu buvus. Ну, хотела бы. Visai gal ir įdomu. Bet čia Vilniuje, pas mus silkė festivalis. Tarp kitko, šį savaitgalį. Bet silkė ten niekada nėra. Reikia ieškoti. Geras. Mes buvom su vyru ir ieškojom tą silkę. Neradot? Ну, как можно назвать сильки фестиваля, если нера силка, сильки нера? Ну, Keistoka. Ну, сильки, типа сильки фестиваля. Žinok, jo. Aišku, kad aš myliu silkę, man patinka, bet kur ta silkė? Nebuvo.
Nu, gal kažkur tą vietą vieną. Nu ką? Nu, kiek ten? Bulvytė. Geras. Vau. Labai skanu. O, šitas sodas biški mama su tėčiu man padėjo sodinti. Tada, kada pradėjau karą, čia kaip buvo tokia meditacija, reikia buvo kažką daryti. Ir dabar, nu, išaugo biški. Nu, biški normaliai. Mažytės buvo. Titulis. Bet aš visada turiu problemą su žolė. Nežinau. Ne, ta žolė blogai auga. Ready to upgrade your music? Spotify Premium lets you listen to your favorite songs, albums, and artists non-stop, online or offline. Rejoin now for 3 months for €8.99 and cancel anytime. Tap the banners to learn more. O ne jis atstovėjimas viskai хочешь. Bet žinot, sugalvoju. Jo. Kaip skaniai bulvės atrodo man. Eik į savo. Да, кстати, эта картошка наша любимая, где не продается, она текла. Pasakė, kad specialus Приятно. skanus. А что? Так, что там у Ванденс? Если соль нужна, скажи еще. O jėzau, kaip skaniai. Labai skanu, ne, man tai nieko. Gerai. Aš galiu taip. O, ne, viskas, kažkas, nu, visiem. Jo, aš ten. Thank you.